Pagrindinis žvejo kelias ir mes einam prie ežero Baltiešos. Praeitas video irgi buvo pas mus irgi ten pat ežere. Mes ištraukėm 5 lydekas ir 1 ešerį. Bet 2 lydekas aš nespėjau nufilmuot, nes jie pas mane nutrūko. Ir dabar mes apsirengėm su jumis, nes dabar žiauriai šalta. Jau su pirštiniam tokį žvejį. Tokį tinklą 4 metrų. Tai mes dabar einam per va šitą keliuką ir pabandysim taip pat pažvejot ir pasimėgaut mūsų geroms dienoms. Dabar pas mus biški toks oras, biški toks kaip tumanas. Vienas žvejys dabar su valtim matau ten išplaukęs. Bet vis tiek, ir pas mus prie didelio ežero Gilužės irgi 2 žvejai su valtim jau plaukė. Tai reiškia jau žuvies ten pakankamai, nes ten Gilužės ežeras yra pats didžiausias. Gilis ten iš viso, aš apie jį nekalbu. Šitas Baltiešos ežeras yra netoks jau ir didelis. Gilis nėra toks ir pakankamai didelis, bet tai vis tiek yra, reiškia, žuvies, kad vakar iš irgi čia žvejavau, pagavau ir šiandien nusprendžiu ir vėl paimt ir nufilmuot gražus video į gražus kibimus. Bet mes einam dabar vėl į šitą pusę, taip pat vėl žvejosim ant tokio masaliuko su odegytė tokia ten toliau toj pusėj žvejai, mes jiems netrukdysim. Džiaugiam žvejų, tai kad mes atėjom. Ką, pradedam mūsų pirmąjį metimą. Čia aš ilgai neužtruksiu. Tai biškiuką apmėtysiu. Žodis. tą dieną pas mane įsikrovė, tai man reikėjo ant telefono filmuoti. Pažiūrėsim. Vakar tai buvo labai superinė diena, o šiandien aš pažiūrėsim, kokie čia bus. Jau rankom šalta, pirštams šitiem 3. Vakar tai gerai imdavo. Šiandien kažkaip tai nesinori jau.
žmonės, pačiupau labai gerą. Labai gerą. Žiauriai gerą. Žiauriai gerą, pizdės meškerė linksta. Yra, paėmiau. Žmonės. Čiupau. O, ėjau. Tinklas man kažkada išgelbėjo. Ant senoviškas tokios. Ай-яй-яй. Тихо, пили. Шо. Pagaliau, per tiek laiko ir įkandimas dar yra vienas. Nu, čia tai monstras. Reiškia, dar yra čia monstrų, kad tokie. Bet tinklo aš neištraukčiau. Niekaip. Tai, kad žmonės, mes ir ištraukėm mūsų pirmą lydeką šiandienos ant tokio savietiško masaliuko. Mano visas pirštinės žuvim. Mes šitą žuvę, jinai, gerokai, jinai, somo aš nežinau, bet tikrai paimsim, nes biški padraskyta, matosi, kad jau lydeką ją pakandžia. Pasiimsime susimėję namo. Tai kad ir bandysim toliau kažką gaudyti. Sakau, šitą vakar vieta buvo laiminga. Tai ir šiandien mums pasisekė, kad ir ištraukiam dar vieną lydeką. Bet ta lydeka kažkur to 2 kilų, kažkur to gal, kart šiam comų tai tikrai net daugiau galiu pasakyti. Per video, aišku, labai tokie nesimato, bet, pasakysiu, kad su ją stipriai gerai, kad pas mane buvo pat šitas tinklas, kad aš galėčiau, nes aš tikrai ją neištraukčiau. Bet užsikabino tai gerai. Gerai, einam mes toliau. Tai ką, mes ir užsimetėm. Bandysim vėl traukti. Nes aš labai ten link tų žolynų įmečiau ir žiūriu, bam. Ir, pasakysiu, kad geras, žiauriai geras, man tokia patinka, bandysim dar. Ten žvėjai irgi mačiau, ištraukė lydeką, irgi su jim pasiėmė. 2 ištraukė, nes dabar padarė, kad ne 3, o 2 galima. Ir 55 comų galima imti tik. Bet pas mane tikrai neužtenkanti, nėra ko čia pergyvent. Aš mažas neimu ir iš viso retkarčiai žuvimu. Praeitam video pamatysit, kaip išeis. Ešerį paėmiau, bet ešerį, tai ką, ešerys tai ne lydeka, čia 2 skirtingi, aišku, dalykai. Tai ir tai. Visos rankos sušalo, bet dabar dar žymiai sušals, nes visos rankos ir pirštinės sušlapo,
Žodžiu, bus įdomu. Aš dar noriu nueiti į kitą krantą, pabandyti apmėtyti labai gerų žolynus, kur dabar va ten va tie žvėjai va stovi, toj va pusiai. Aš irgi ten noriu apmėtyti, bet ten reikės daeiti dar. Ir žinau, kad va toj va pusiai irgi yra krantas ir toj va pusiai labai irgi daug yra žolynų. Ir va aš irgi ten labai noriu apmėtyti, pažiūrėti. Nes kaip aš žinau, ten yra duobė kaip. Nedidelė, bet yra duobė. Tai va ir mes bandysim irgi tenai pabandyti. Dar laiko pas mus yra, mes atėjom su jumis kokį 10 valandą. Nu ir dabar aš nežinau, kiek čia valandų, gal kokį tikrai valandėlį mes jau su jumis žvejojam. Bandysim dar kažką traukti. Va čia va šitą užmečiau ir ant pirmo va smūgio, va ant pirmo va metimo ir pašiupau. Aš galvoju žolynas, bet tai kaip man meškerė vos nesulaužė šitą lydeką. Galvoju, vsio. Aš pakeičiau 2, 3, 4, va šitą va 5 blizgę ir ant 5 man įkalė. Pažiūrėsim, galima dar vieną įsidink, pas man irgi ten yra viena blizgė, bet aš nežinau. Dar vieną sykį buvau žvejavęs. Vieną pagavau, bet žiauriai mažą. Aišku, aš ją paleidau. Tačiau bandysim ant visų pabandyti blizgių, nes kažkaip tai dabar vien tik ant blizgių, ant guminukų iš viso nenori. Šatys pabandžiau medolį, nesinori. Tada arbūzinį vakar aš pramečiau. Jis irgi žiauriai buvo toks labai įdomus. Ir ką? Ir ant silkės pabandžiau nieko, iš viso. Nesinori iš viso nieko imti. Dar ne taip šalta vandenį dar stovėt. Dar šilta, aš dar apsidėjau antras kojines specialiai. Kad būtų bent jaukiau. Nes kai vakar buvau, tai aš žiauriai sušalau ir viskas, jau norėsiu jau namo eit. Nu ką, einam pabandysim paskutinį masalą pasikeist ir varysim mes prie sekančio kranto. Nu tai ką, mes ir atvarėm ant kranto. Viena valtis ten, kur rodžiau, vieno žmogus ten va tame krante, vaikai dar ten va su tėvu, ten va dar viena su valtim išplaukinės. Nu žodžiu, visus krantus užėmė. Tai aš nežinau, kaip čia dabar bus, ką čia bus įmanoma bent pagauti. Bet visada yra laimė, kad kažką ištraukti. Pasibaigė mūsų žvejyba, pagavom mes vieną gerą lydekytę ir mums ant galo dar užkybo vieną, bet jinai atsikabino. Gaila, aiškugi, bet ką padaryti? Vis tiek video gražus išėjo, orelis, kai visada pas mus gražus, nuostabus, ruduo, lietaus nėra, tobula. Gerai, tai ką, su jumis buvo žvejo kelias, iki sekančio karto.